Zdarova chebra, šiandien noriu pranešti naujieną. Šiandien nebus video, bet gal už kokių 2 dienų bus. Nežinau. Bet matote, aš turiu naują akauntą dėl to, kad mane užblokavo tas pats draugelis, su kuriuo kėliau video, Maksimas. Ir dabar aš jums parodysiu, ką jis man tam padarė, ką jis pakeitė. Aš dabar turiu ne savo vardą rašytas, o tą, ką jis pakeitė į tą vardą, tai jis scammer. Daugiau aš šitą tegalėsiu atsirakinti su piršto atspaudu. Palaukit. Taip. Aš dėl to su telefonu filmuoju, dėl to, kad aš nelabai. Ir aš savo slaptiko nežinau. Tai grįšim, turiu vieną dalyką pakeisti. Gerai, aš negaliu prisijungti dėl to, kad jis mano vardą pakeitė, būtų nepakeitęs, aš būčiau galėjęs. Bet, kodėl? Aš dabar galiu jums rodyti visus savo slaptikus susivedęs. Jūs galit matyti, vis tiek mano jau tas slaptiks neveikia. Žiūrėkit. Aš grinai suklystu ant to. Ir va, aš visą savo slaptiką suvedžiau, visą vardą. Ir man negalima. Tai jeigu aš ir piršto atspaudą panaudočiau, man irgi neveikia. Bet aš buvau pasidaręs. Neleidžia. Tai va. Ir sako, Maksimas parašė mano vardą scameris dėl to, kad aš jo akauntą prieš metus netyčia, nes jis kažką ten privatų buvo pasidaręs, nes jis sakė, kad man Robuxus ir ta istorija, kaip aš jam daviau savo akauntą, kad sutvarkytų vieną dalyką ir nuo to laiko aš sakiau, kad jis išjungtų ir jis neišjungė ir dėl to. Ir kaip mes taip padarėm, dėl to, kad aš GTR turėjau per jailbreaką ir aš jam norėjau jį apgauti ir jis pamatė ir ilgų pradėjo kažkaip, žodžiu. Ir kas yra, tai kad aš dabar turėsiu per savo Denisas Best 1 filmuoti video, tai viskas bus iš naujo. GTR turėsiu per naują, Blade Ball per naują. Žodžiu, toks buvo jau tas ir su jumis buvo Denisas AT.